Sparta Fight Gym. Raimondas Krilavičius. Sveiki, esu Raimondas Krilavičius, profesionalus MMA kovotojas ir atvykau į Istambulą, į kliniką Klinikaną. Pasidaryti plaukų transplantacijos operacijos. Apie šią kliniką išgirdau iš savo kolegų Sergejaus Lobojev. Kadangi jis jau patikrino, turi gerų atsiliepimų, nusprendžiau ir aš susitvarkyti savo išvaizdą, kad atrodyčiau ateityje ir jauniau, ir estetiškiau. Taip, tai mano lūkesčiai yra, kad man paslėps šitas duobes dvi, kurios atsiranda ir turbūt po šiek tiek pradedu praplikti viršugalvyje, tai ir ten norisi susitvarkyti, kad tie plaukai būtų nereti, o tankus. Tai pačios klinikos organizuotumas yra labai puikus, viską labai operatyviai padaro, perveža, paima, pačiam nieko galvoti nereikia, realiai tik atvažiuoji ir kaip į atostogas mėgaujasi procedūrą. Dirbate, stenkitės sėdėti tiesiai. Jei kažkur tais norėsite išeiti į miestą po operacijos, stenkitės nevaikščioti labai ilgų distancijų, nesustojus, ta prasme. Kodėl? Paeinat, pavyzdžiui, kokių 15-20 minučių, atsisėskite, tiesiog atsiremkite, galvą truputį taip atgal palaikykite, kad tas, nes kodėl mes prileidžiam daug skysčių operacijos metu ir jie tada šalinas eina į apačią. Tai kad jeigu jūs ilgai viskas distancijas vaikščiosit, tiesiog nusileis viskas ir užtins. Tai karts nuo karto va taip atsidedat, atremiat galvą, pasėdit ir tada toliau galite. Gerai? Ne, čia tas pirmas 3-4 dienos. Jo, paskui jau nebereikės. That one is thin. Yeah. This one in the middle right now, it's a healthy hair follicle, including 2 hair. If we implant over here, it will look unnatural. So we prefer to give a natural look by creating a good hairline that without implanting into the muscles, and at the same time it fits the measures of the face in order to give a better appearance and more density with a natural look. Okay? Yeah. Great. Tai pasidalinsiu savo įspūdžiais po plaukų transplantacijos. Tai visų pirma pradėsiu nuo pačio kolektyvo. Kolektyvas tikrai super operatyvus, labai paslaugus. Ir dabar šiek tiek papasakosiu apie tai, kaip aš jaučiausi operacijos metu. Tai pradžioj buvo jaudulys, nes viskas taip greit atsitiko, 1-2 jau tu žiūri, kad palatoj. Dėl skausmo labai daug žmonių rašė, tai pasakysiu tiek, kad kol leidžia pačius vaistus, nuskausminamuosius, tikrai tas nemalonus jausmas yra, bet jisai trunka iki minutės 2, paskui tavo visa galva aptirpsta ir realiai būna jau valiaus reikalas įsėdėti visas tas valandas, kol tau viską padaro. Po operacijos iš tikrųjų jaučiausi gerai, tarp operacijos tarpų duoda šiek tiek ir pailsėti, tai reiškia pavalgyti, atsigauti, nes, kaip ir minėjau, kad ilgą laiką įsėdėti yra tikrai sudėtinga. Vėliau viskas tave paleidžia, apibuntuoja, važiuoja namo miegoti. Iš tikrųjų galvojau, kad viešbutį bus sudėtinga įsimiegoti, nepalisėsiu, bet nežinau, ar dėl vaistų poveikio, ar dėl kokios priežasties. Iš tikrųjų miegas buvo pirmą naktį gan kokybiškas. Ir antroji diena, šiandien atvažiavau plautis galvą, jau nuėmė visus bintus, tvaršius. Tai irgi buvo galbūt nemalonus tas jausmas tik tada, kai viską nuėmė ir kadangi yra atvira vieta žaizda, tai šiek tiek toks buvo dirginimas galvoj, bet šiaip viską labai švelniai, operatyviai greit padarė. Labai patinka, kad viskas greit vyksta, nereikia pačiam galvoti, kaip ką daryti. Ir viskas puikiai gaunasi. Tai iš tikrųjų daktaras apžiūrėjo mane, labai pagyrė, kad viskas gerai kruopščiai gavosi, esu labai laimingas ir ką, lauksiu rezultato. Rezultatas ateina kažkur po metų jau tikrasis, nes tie folikulai turi sugyti, viskas turi būti gan tvirtai. Tai po metų pasidalinsiu rezultatų, bus nuotraukos prieš ir po, tai pačiam labai įdomu, kai visą tai atrodys. Ir dar kartą sakau, labai žaviuosi personalu ir visų tų operatyvumo.